jaučiu, negaliu aš tuo patikėti. Apie Benuko ligą sužinojome iš karto po jo pirmojo gimtadienio, po krikštynų. Pastebėjom padidėjusi pilvuką. Na ir tada nusiuntė į Kauną ir radome ant inkstuko. Padarėme chemiją, suleido, tada išoperavo, buvo auglys gan tikrai nemažas, virš 10 centimetrų. Viskas labai gerai ėjosi, vaikas kaip, nei ligos atrodo nėra, bet jau į gydymo pabaigą pradėjo kosėti. Tada padarė plaučių tomografiją ir radom plaučiukų dar. Tada gydymas buvo baisokas tikrai. Buvo ir kaulų čiulpų transplantacija, tai čia turbūt vienas iš baisiausių dalykų. Tada daro operaciją, švitinimai, bet viską atlaikėm. Kol kas tikrai viskas gerai, esame remisijoje. Apie ką taip svajojo, jog. Nuo kažkur 6 metų aš labai norėjau brolį dėl to, nes galvodavau, kad jisai bus gimęs ir galvodavau, žaisim su telefonu, bet kai gimė, supratau, kad labai ilgai užtruks, kol bent jau galės mama leis su telefonu žaisti. Labiausiai dabar lauke būnam, žaidžiam su mašinytėm, važinėjom. Jo. Aš iš pirmo labai norėjau miegoti palapinėj, bet tada nupirko namelį ir užsimaniau namelį ir labai gerai įsimiegoju. Na ir Benukas labai eidavo į namelį, kuris būdavo Kaune ligoninėje. Tikrai ir ten mūsų virtuvėlė žaisdavo. Tai ir sugalvojom už Benuką, galima sakyti. Bet jis tikrai labai laimingas, ten daug laiko praleidžia. Toks didelis tas 2. aukštas, galvom, gal užlips miegos kartu su broliu. Taip ir išsirinkom. Ir atvažiavo rinkti to namelio nuo ryto iki vakaro. Daug darbo buvo. Labai norėtume padėkoti labdaros vakaro metu Nidoje aukojusiems žmonėms.